Ramybė, broliai seserys. Pereikime prie Dievo žodžio studijavimo. Taigi maloniai sveikiname, kurie mus žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Taip pat, kurie čia susirinkote, Maironio gatvė 26B Kaune. Maloniai kviečiame kiekvieną sekmadienį 11 val. Kartu dalyvauti, bendrauti, tyrinėti Dievo žodį. Sveikiname ir brolius seseris ir Kretingoje, Donatą, Onutę, Jonavoje, brolius Lekšaičius. Ir kur susirenka Dievo žmonės, 2-3 jo vardu. Visiems Dievo malonės. Na, pradėkime mūsų temos tyrinėjimą. Ir kas yra blogis? Kas yra blogis? Ar blogis nemeta šešėlio ant Dievo šventumo? Būtų kaip pirmoji dalis. Kas yra blogis? Ar blogis nemeta šešėlio ant Dievo šventumo? Klausime ir bandysim atsakyti. Kaip pagrindinė eilutė, pakartoto įstatymo 32:4. Pakartoto įstatymo 32 skyrius 4 eilutė. Jis yra uola, tobuli jo darbai, visi jo keliai pilni teisybės, Dievas ištikimas, be jokios neteisybės. Jis teisus ir teisingas. Na, pas daugelį brolių seserų ir šiaip iš pasaulio kyla klausimų, kas tas blogis ir lyg tai Dievas turi tą blogio pusę vieną dalį. Iš kur tas blogis atsirado ir reikėtų įvardyti. Tai paprasčiausiai pirmiausia galima paimti Wikipedijoje tą įsireiškimą, kaip enciklopedija internete. Blogis tiesiog, sako, gėrio priešingybė. Kad labiau įsivaizduot, tiesiog gėrio priešingybė. Na, ten aiškina, kad abstraktus apibūdinimas to, kas nepriimtina etikos požiūriu. Sakysim, kad yra daugiau. Daugiau pagal šventą raštą mes to pamatysim. Ne tik čia etika įeina, reiškia, bet tai, kad blogis yra gėrio priešingybė, nu, turėtų visi suprasti. Ir ar Dievas daro tą gėrio priešingybę, blogį? Na, tai pasiaiškysim, matėme eilutėje, kad jis teisus ir teisingas. Tobuli jo darbai, kaip skaitėme pradžioje. Tiesiog vardyje taip toliau, blogiu laikomi žalos darimas, kančios sukėlimas, neteisingi veiksmai, blogiu laikoma ne pats veiksmo rezultatas, bet galima sakyti irgi tai blogio pasiekmė, o tokių rezultatų siekimas. Todėl blogį daryti gali tik sąmoningos būtybės. Kai tai jos padaro tyčia, tikslingai, bloga valia. Ir sako, netyčinis žalos padarimas paprastai nepriskiriamas blogio kategorijai. Na, čia toksai abejotinas klausimas. Reiškia, jeigu kažkam blogis, tai jisai pakenkia ir nesvarbu, ar jisai netyčinis, netgi irgi žinome. Kaip šventas raštas mums daugiau domintų, ką šventas raštas sako šiuo klausimu, tai visų giliai mąstančių žmonių, kurie svarsto apie žmogaus nuodėmes ir nuodėmingumą, nuomonę, net nepaisant Biblijos mokymo, tiesiog giliai mąstančių žmonių. Atsižvelgiant į gamtą, faktus ir žmogiškai protą, žmonių giminė atskirais vienetais yra įvairiais laipsniais degradavusi, konstatuojama tai, fiziškai, protiškai, meniškai, morališkai ir religinėje srityje.
net ir mažiausiai mąstantis žmogus mato, kad žmonija miršta slegiama fizinių ligų, nuo nelaimingų atsitikimų, katastrofų, potvinių, uraganų, tornadų, žemės drebėjimų, ugnikalnių, bado, maro, sausros, potvinių, karščio, šalčio, dykumų, pelkių, karų, revoliucijų, laukinių gyvūnų, roplių, bakterijų ir taip toliau. Nuo to miršta žmonės. Gyvoji ir negyvoji gamta, supanti mūsų žemę, galima sakyti, yra išderintame stovyje. Nėra tobula šiuo metu. Tai spartina mirties procesą ir įrodo, kad žmogaus aplinka nėra palanki begaliniam jo gyvenimo pratesimui. Tiesiog aplinka net nepalanki, kad žmogus išgyventų amžinai. Net atsitiktiniai stebėtojai pripažįsta, kad dabartinė žmogaus būklė yra ne tik netobulos aplinkos ir žmogaus pasiruošimo rezultatas, kad jis nėra irgi tobulas, bet žmogaus būklės šaknis visi mato, žvelgia, kad įaugusios į paveldimumą. Per genus mes gauname tuos dalykus. tą netobulumą ir visokias blogio apraiškas, visi turi pripažinti, kad net jei žmogus nebūtų pasmerktas mirčiai, taip kaip Adomas buvo, sunku įsivaizduoti sąlygas labiau tikėtinų būdų vedančias į mirtį. Tarkim, kad Adomas nepasmerktas. Tai tos sąlygos vis tiek jį vestų į mirtį. Nors pagal šventą raštą mes sakėme, kad dėl tavęs bus ir žemė prakeikta. Tai reiškia ir tos sąlygos. Kitaip tariant, visi faktai atitinka biblinį mokymą, kad žmogus yra po mirties nuosprendžių. Arba, suprantamiau, nuteistas mirties bausme. Ir ne vienas iš faktų neprieštarauja šiam bibliniam mokymui. Taigi bus gerai, jeigu atkreipsime dėmesį į blogio formas, kylančias iš žmogaus pasmerkimo ir nuodėmingumo ir dabar esančias jo santykyje su Dievu, su kitais žmonėmis, su organizuota visuomenė, gyvąja, negyvąja gamta, bei su pačiu savimi, pripažindami, kad žmogaus santykis su jais skiriasi dar ir individualiai. Vienais atvejais šios blogio formos yra silpnesnės, kitais atvejais labai rimtos. Ir apskritai šie skirtumai atsiranda dėl to, kad žmonių giminė iš prigimties skirstoma į dvi bendrasias klases, galima sakyti, arba grupės žmonių. Pirmoji – tikėjimo klasė, galime sakyti, ir netikėjimo klasė. Vieni tiki, kiti ne. Visiems paveldimai gresia vienodas mirties nuosprendis abiejams, ar tikintis, ar netikintis Dievu. Vienodas mirties nuosprendis, nes Dievo teisingumas reikalauja mirties iš abiejų klasių narių. Dėl šio nuosprendžio nuodėmingas žmogus iki mirties tampa skolingas Dievui, visa, kas jis yra ir ką turi. Tai yra, jo teisės į gyvenimą, teisės į gyvybę buvo prarastos teisingumo naudai. Nes buvo įvykdytas teisingumas tiesiog su Adomu. Dėl žmogui paskelbto mirties nuosprendžio, Dievo ir žmogaus sąveikoje atsiranda šios pagrindinės blogio formos, nulemtos prakeikimo.
Dievas ir žmogus vienas nuo kito atsiriboja. Kaip tai suprasti? Ogi Dievas nepatenkintas žmogumi dėl jo nuodėmės, o žmogus nepatenkintas Dievu dėl jo šventumo. Apie tai mes pakalbėsime truputį vėliau, apie Dievo įtarinėjimą nesant šventu. Tai čia ir yra ta problema, kada žmogus bus atsteigtas arba į tobulumą atvestas, jis bus patenkintas Dievu. O dabar žmogus yra nepatenkintas Dievu ir įtarinėja jo šventumą nuolat. Ir tai matom ne tik tarp pasauliečių, tarp tikinčiųjų yra toksai dalykas, nes tiesiog mes galim pripažinti, mes nesam tobuli. Mes dažnai susimąstom, o kodėl Dievas čia taip pasielgia. Išskyrus tikėjimo klasę, Dievas nepasitikė žmogumi. Tie, katrie tiki, katrie myli Dievą, sako, viskas išeis į gerą. O žmogus nepasitikė Dievu. Be to, dėl prakeikimo atsiradusio blogio sąlygomis, netikinčiųjų klasė įvairiais laipsniais daugiau ar mažiau nekenčia tikrojo Dievo. Ir kas tada įvyksta? Kada nekenčia tikrojo Dievo, susikuria jo imitacijas, kaip netikros religinės tarnystės dievus. Ir tampa pavaldi demonams. Jie galbūt net nežino to, garbina stabus, yra pavaldus demonams, o ne Dievui. Visi turi pripažinti, kad šiais ir kitais atžvilgiais prakeikimas labai blogai paveikė žmogaus santykius su Dievu. Nuodėmė ir prakeikimas lėmė daugybę blogio formų žmonių individualiuose ir kolektyviniuose santykiuose. Dėl to atsirado įvairiausių blogybių tarp tėvų ir vaikų, tarp brolių ir kitų brolių, tarp mokytojų ir mokinių, valdančiųjų ir pavaldinių įvairiose sferose, darbdavių ir darbuotojų, įvairių blogio apraiškų susijusių su gyvybe. Ir mes dabar sakom, kad visa tai, tie dalykai yra blogis. Ir vardijam. Kitas rytis, reiškia, blogis susijęs su gyvybe, sveikata, lytimi, nuosavybė, reputacija, laisvė, laimės įgyvendinimu, religija. Visi galvoja, kad religijoje nėra blogio. Labai klysta. Ir religijoje yra blogis, taip kaip šitoj srity, taip pat tautybėje, tarptautiniais reikalais, taikoje, versle ir švietime. Ir taip toliau galima sakyti. Visa tai liudija prakeikimo poveikį žmogui, jo individualiuose ir kolektyviniuose santykiuose su kitais žmonėmis. Gamtos, gyvosios ir negyvosios suardymas yra dar vienas prakeikimo poveikis. Taip pat jo įgyvendinimo priemonės, kurios visos rodo, kad žmogaus viešpatavimas žemėj, jos jėgoms įvairioms ir gyvūnų, roplių, vabzdžių bei mikrobų gyvybei yra labai sutrikęs tas dalykas. Ir žmogus tiesiog lyg ir nebeviešpatauja tiems dalykams, o turėtų viešpatauti. Pagal pradinį Dievo planą, atvirkščiai, atskirų žmonių daromas blogis atneša jiems daug blogio, kaip nuodėmės ir prakeikimo pasekmė. Taigi blogis, galima dar kitaip suformuluoti, yra nuodėmės ir prakeikimo pasekmė. Fiziškai tai matoma ligų,
skausmo, negalios, pažeidimų ir pojūčių praradimo, mirštamumo, mirties pavidalų. Blogis mąstyme pasireiškia kaip neišmanimas, klaidos, prietarai, sveiko proto stoka, protinis atsilikimas, beprotybė. Tai tiesiog mąstyme, kiek mes blogio turim. Neišmanimas, klaidos, prietarai, sumaišomi su Dievo žodžiu, sveiko proto stoka, protinis atsilikimas, beprotybė. Meniniu požiūriu blogis pasireiškia įvairiais meniniais kraštutinumais, prastų skonių, nepadoriais vaizdais ir panašiai. Moraliniu požiūriu blogis pasireiškia kaip ištvirkimas susijęs su atitinkamais autoritetais. Kiekvieną sritį, kurią be paimtumėm, taigi imam moraliniu požiūriu, blogis pasireiškia kaip ištvirkimas susijęs su atitinkamais autoritetais, prigimtinė teisė į gyvybę ir gyvybės teisėmis, kiekvienai lyčiai priklausančiomis teisėmis, nuosavybės teisėmis ir teisė į gerą vardą. Galiausiai blogis pasireiškia religinė prasme. Taigi nemanykim, kad jeigu mes atėjom į kažkokią religiją, tai tenai nebus to blogio, nes lyg tai čia su Dievo reikalai. Religiniai prasmei taip pat pasireiškia blogis toje srityje. Klaidingais religiniais įsitikinimais tai pasireiškia ir praktika, tiesiog atsiranda kažkokia praktika, apeigos, netikrų dievų garbinimas, kultai ir proto jausmų bei valios išsigimimu Dievo atžvilgiu. Tai yra religiniai srityje. Tai buvo trumpa blogio apžvalga, galima sakyti. Nes mes turėtumėme vardyti, kas yra tas blogis. Bandant suvokti tą blogį ir tada žiūrėti, ar pas Dievo tai yra, ar nėra, kur jisai, iš kur atėjo. Šios pateiktos blogio formos, atsirandančios dėl prakeikimo, įrodo, kad žmonių giminė yra apgailėtinoje būklėje, santykiuose su Dievu, su artimaisiais, valdant žemę, jos jėgas, kūrinius ir taip toliau. Taip pat santykiuose su pačiu savimi. Svarbiausia problema, kaip žmogus gali būti išgelbėtas nuo nuodėmės padarinių ir prakeikimo, kuriame jis gyvena ir kenčia, kuriame gyveno, kentėjo ir mirė, ankstesnės kartos taip pat. Taigi, mirties visuotinumas, nepaisant žmogaus pastangų, sustabdyti mirtį. Įrodo jo visišką nepajėgumą ją sustabdyti. Tai, kad išskyrus 7 stebuklingo prikėlimo iš mirties atvejus, tiesiog mirusieji taip pat ir lieka mirę. Ir tai rodo žmogaus nesugebėjimą sugrąžinti mirusiuosius į gyvenimą. Yra iliuzijų, kad žmogus ir toliau gyvena. Bet čia, kaip sakėme, paplitęs religinis įsitikinimas arba praktika, tam tikras nešvento rašto mokinimas. Atrodytų, kad Dievas perspė, sako, jeigu neklausysi, mirte numirsi. O dabar pasirodo, kad mirties nėra. Išveda įvairios teorijos. Šventas raštas to nepatvirtina. Mirtis kaip priemonė, kurią Dievas gali sustabdyti, galima sakyti, tiesiog paprastai sakant, išjungia kaip mygtukas koks jungiklis. Išjungia kad nekenktų arba dar kokį diktatorių ar tiesiog visą miestą Sodomą Gomorą, kad neplistų
įvairius prakeikimas. Žmogaus galia tik tai kai kuriais atvejais gali suteikti nedidelį laikiną palengvinimą nuo fizinio prakeikimo poveikio, tačiau ji niekam negali suteikti nuolatinio kažkokio tai dalyko. Nors žmogaus švietėjiškos pastangos, pateikdamas kai kuriais prigimtinės teisės, pašalino nedidelę dalį neišmanimo ir prietarų, kartu jos labai pagausino protinės, moralinės, religinės klaidas. Tos švietėjiškos pastangos. Iš vienos pusės, liktai nuo neišmanimo, nuo prietarų, kai kuriuos dalykus išlaisvino, atsirado kitokios religinės klaidos. Nepaisant didesnio pilkųjų ląstelių panaudojimo, taip pat nepadėjo padidinti protinių gebėjimų. O protinių gebėjimų išplėtimas yra vienas iš dalykų, kurie būtini, norint atverti žmogaus protinių gebėjimų mažėjimą. Atsverti tą protinių gebėjimų mažėjimą. Sako, atsinaujinkite protu. Šventas raštas. Kalbant apie žmogaus protinį, moralinį, religinį sugedimą, jis negali iš jo pakilti. Kaip negali pakelti savo kūno žmogus, traukdamas batų raištelius. Kaip Minkhausenas, ar už pakarpos savo, ar už batų raištelių. Pats žmogus savaime tiesiog negali iš to išeiti. Pats save pakelti aukščiau to nuopolio lygio. To priežastis labai paprasta. Atskiras žmogus nėra stipresnis už save patį. Psalmėje skaitome, jeigu reikėtų atpirkti žmogų, sako, labai brangi gyvybė, nepakaks jos. Netobulas žmogus negali atpirkti netobulo žmogaus. Dar kitaip, upelis negali pakilti aukščiau savo ištakų. Iš kažkur tas upelis pradeda tekėti ir aukščiau tų ištakų negali pakilti. Panašiai ir žmogus kolektyviai negali pakilti moraliniu, religiniu požiūriu iki tokio tobulumo, kokį turėjo iš pradžių. Nenuginčiamas šio fakto įrodymas yra žmogaus sukurtų religijų ir moralinių institucijų, taip pat valstybės, šeimos nesugebėjimas pasiekti šio tikslo, o tas tikslas pasiekti tobulumą, kažką išmokyti vis geriau ir geriau. Neneigiame, kad pagoniškosios religijos greta klaidų, pagoniškosios religijos, ar hinduizme, ar kitur, greta klaidų, prietarų ir neišmanimo moko tam tikrų moralinių religinių tiesų. Rasime, net ir melas turi kažkokią dalį tiesos. Taigi ir kitose religijose moralės kažkokios ir religinių tiesų galime rasti tam tikrus užuomazgas, tačiau jų pagalba jos nesugebėjo suteikti savo pasekėjams galios pakilti iš fizinio, meninio, protinio, o ypač moralinio ir religinio nuopolio į fizinį, meninį, protinį, moralinį, religinį tobulumą. Tiek religijų buvo per tuos amžius. Ir tai rodo visi faktai. To neįmanoma pasiekti jų siūlomomis pastangomis. Nei meditacija, nei malda, nei pasnikas, nei išmaldos davimas, atsižadėjimai įvairūs, budėjimas, ritualinis apsivalymas, apeigos, ceremonijos, aukos, savęs ir pasaulio išsižadėjimas, tai žinome, pasišventimo net metu yra savęs ir pasaulio išsižadėjimas. Piligriminės kelionės į specialias šventyklas, konvencijas, galima sakyti, ir šventas vietas. Pažvelkime paeiliui į visas
antikos, viduramžių, šiuolaikinio pasaulio religijas ir tada įsitikinsim. Ką juose matome? Nepaisant kai kurių gerų dalykų juose, ne viena iš jų nepavyko išspręsti svarbiausios problemos žmogaus išlaisvinimo iš nuodėmės ir jį slegiančio prakeikimo. Ir pabrėšime netgi judaizmas, nors apreikštas Dievo, bei būdamas geriausia religija, judaizmas, nes ištakos iš Dievo yra. Kokią tik buvo galima duoti prigimtiniam žmogui geriausią religiją. Puolusiam teisume nesugebėjo padaryti nieko daugiau, o ką sugebėjo? Kaip tik įrodyti žmogaus nepajėgumą išsigelbėti iš savo puolusios būsenos, kuri tik judaizmas leido žmogui suvokti. Tai tie įstatymai yra tik kaip mato vienetas, kaip metras, pavyzdžiui. Kiekvienas gali pasimatuoti, man dar trūksta iki tobulumo. Taigi net ir ta įstatymo davimas nepajėgė išgelbėti iš puolusios būsenos. Sužadino tik tai jame gilų kaltės jausmą bei gilų troškimą. Ir tai jau geras dalykas, kitose religijose to nėra. Sužadino gilų troškimą, kad ateitų gelbėtojas. Įstatymas buvo paruošėjas priimti Kristų. Taigi, judaizmas leido žmogui suvokti, sužadinti jame gilų kaltės jausmą, bei gilų troškimą, kad ateitų gelbėtojas, turintis galę jį išlaisvinti, o vien judaizmas to žmogui padaryti negalėjo, bet nurodė Mesijas. Taigi žmonijos nuodėmė ir pasmerkimas bei prakeikimo padariniai sukuria svarbiausią problemą – nuodėmė, pasmerkimas, kurios puolę žmonės pavieniui ar kolektyviai nepajėgia išspręsti. Pagrindinė to priežastis – jų negebėjimas suteikti išpirką arba išpirkos, kuri panaikintų mirties nuosprendį ir jo padarinius prakeikimo pavidalu. Išpirka Dievo teisingumui. Tai gali padaryti tik Jėzus, atlikdamas daugybę savo pareigų. Ir apie tai patirinėsime kitose paskaitose. Yra tiesiog, tai galima sakyti, irgi 25 pareigos, jeigu yra pas Kristų. Tai tiek yra blogio formų, iš kurių išlaisvina Jėzus. Tokios Jėzaus pareigos, tiek pareigų. Visas Biblijoje atskleistas atpirkimo planas grindžiamas dviem dalykais. Visas planas šventajame rašte grindžiamas dviem dalykais. Žmogaus Adome pasmerkimu, dieviškajam teisingumui už Adomo nuodėmę, uždedant jam prakeikimą. Pirmas dalykas. Ir žmogaus išpirkimu iš šio prakeikimo, pasmerkimo, Kristumi ir jo teisumu. Išlaikytų iki mirties, kaip išpirka už Adomą ir už mus Adome. Jėzus, to didžiojo Kristaus arba to pranašo galva, išlaikė tą teisingumą iki pat mirties ant kryžiaus. Ir tai buvo išpirka už Adomą ir už mus Adome. Taigi, mylimi broliai seserys, pradedant analizuoti dieviškai charakterį, mums derėtų patirinėti jo sudedamasias dalis bent jau. Tai yra bendrasias formas, kuriomis egzistuoja ir veikia jo charakteris. Bendruosius elementus, iš kurių tas charakteris sudarytas. Ir grubiai galime pasakyti, 7 tie elementai yra, 7. Šiandien mes tik tai apsistosime prie pirmojo.
prie pirmojo. Pirma, tai teisingas nusistatymas blogio atžvilgiu. Taip pat ir pas mus tai turi būti. Mūsų charakteryje turi būti teisingas nusistatymas blogio atžvilgiu. Ir pažiūrėsime, ar pas Dievą tai yra. Antra, šventieji jausmai sudaro dieviškai charakterį. Trečia, malonės. Ketvirta, kiekvienos charakterio sudedamosios dalies stiprumas arba stiprybė, jėga. Kiekvieno charakterio sudedamosios dalies tų 7 stiprybė, galia. Penkta, tinkamai sujungtų aukštesniųjų pirminių malonių dominavimas virš žemesniųjų pirmaeilių jausmų bei malonių. Taip pat virš antraeilių ir trečiaeilių malonių. Čia labai didelis gausus punktas, jeigu tyrinėtumėm tos charakterio dalykus. Šešta, bet kuriais atvejais turi būti charakterio pusiausvyra. Charakterio pusiausvyra. Ir 7, reiškia kaip užanspauduojama, charakterio kristalizacija. Tai taip yra pas dangiškąjį tėvą. Pirma, mes studijuojame teisingas nusistatymas blogio atžvilgiu. Taigi, plačiau mes neaptarinėsime, tik tai tą punktą pateiksime bendro pobūdžio teiginius, o detalės vėlesniuose paskaituose galėsime aptarti. Pirmiau pasiūlytas aptarti Dievo charakterio elementas yra teisingas nusistatymas blogio atžvilgiu. Arba teisinga laikysena blogio atžvilgiu. Ar čia sunkus tas dalykas? Ar suprantat šitą dalyką? Tiesiog labai paprastas punktas – teisinga laikysena blogio atžvilgiu. Ir mums tai reikia išmokti. Teisinga laikysena blogio atžvilgiu pirmiausia yra tai, kad jaučiamas pasibjaurėjimas blogiu. Jeigu tai yra teisinga laikysena. Pasibjaurėjimas blogiu. Ne tik tai, kad išpylėt kažkokį puodą ar dar kažką, tada pasibjaurėjot, bet bendrai blogiu pasibjaurėjimas. Nekenčiama jo kaip bjaurasties ir bjauraus dalyko. Dievas taip elgiasi, nes yra teisingas, o blogis yra blogiu pats savyje. Ir blogas savo pasekmėmis yra blogis. Blogis pats savaime prieštarauja Dievo įstatymui, grindžiamam jo teisingumu, su kuriuo tas įstatymas dera ir iš kurio kyla. Kas dar yra? Blogis daro žalą moraliniai daiktų tvarkai. Tiesiog moraliai kenkia. Jis neabejotinai griauna tarp Dievo ir nuodėmingų moraliai laisvų asmenų bendrystės santykius. Žmonės yra ir angelai, visa kūrinija, moraliai laisvos esybės arba asmenys. Taip pat daro žalą šių kūrinių tarpusavio santykiams, tiesiog tarp angelų, tarp žmonių. Štai šėtoną turim. Ir daro žalą šiems kūriniams, ir patiems kūriniams, ir tarp tų kūrinių blogis. Taigi, teisios būtybės, teisingas požiūris į blogį, sakome, būtybės, kadangi tai gali būti žmogus ir angelai, nesvarbu, Dievo kūriniai. Taigi, teisingas požiūris į blogį turi būti pasibjaurėjimas blogiu. Todėl Dievas kaip ir iš prigimties teisinga esybė, pats iš savęs esantis, turi jausti pasibjaurėjimą blogiu. Aišku, kad turi jausti.
Ir Biblija mums pateikė daugybę įrodymų. Ir štai patyrinėsime, kaip šventas raštas apie tai kalba. Kad Dievas bjaurisi blogiu. O jeigu Dievas tai daro, tai ir mums. Mes kol kas apie Kristų neiname. Dievas bjaurisi blogiu, nes tyrinėjame Dievo charakterį. Tai mūsų pagrindinė eilutė, pakartoto įstatymo 32.4. Pakartoto įstatymo 32.4. Jis yra uola, tobuli jo darbai, visi keliai pilni teisybės. Dievas ištikimas, be jokios neteisybės. Jis teisus ir teisingas. Kita eilutė, Psalmė 92.15. Psalmė 92.15. Kad skelbtų viešpaties teisumą. Jis yra mano uola ir jame nėra neteisybės. Jame nėra neteisybės. Jeremijo 2 skyrius 5. Jeremijo 2 skyrius 5 eilutė. Kokią neteisybę rado manyje jūsų tėvai, kad jie nutolo nuo manęs, sekė tuštybę ir patys tapo tušti. Taigi Dievas klausia mūsų protėvių, ypač Izraelio protėvių, kokią neteisybę rado manyje jūsų tėvai. Na, tikintieji randa, štai čia neteisybė, čia, kadangi žmogus nesuderintas, netobulas, įsakėme, jisai yra nepatenkintas Dievu, tiesiog. Nepatenkintas Dievu. Tai jis sako, kokią neteisybę rado manyje jūsų tėvai, kad jie nutolo nuo manęs. Sekė tuštybę ir patys tapo tušti. Habakuko 1.13. Habakuko 1 skyrius 13. Tavo akys tyros. Jos negali matyti pikto. Negali žiūrėti į neteisybę. Taigi, tai ir simbolinė kalba, nes dvasinė esybė, kurioje vietoje tos akys yra, sunku pasakyti, bet sakoma, tokia kalbos forma, tavo akys tyros, jos negali matyti pikto, negali žiūrėti į neteisybę. Na, žmonės irgi savaime nori taip elgtis. Negali matyti pikto. Bet reikia, kad būtų ir tyros tos akys, ir pats žmogus tyras. Bet kadangi jis pats puolęs, o nenori matyti kito puolusio. Bet čia kalbam apie Dievą, kad jis negali žiūrėti į neteisybę, pabrėžia. Kad Dievas jaučia pasibjaurėjimą blogiu, štai įrodys šitie tekstai. Kad blogis jaučia Dievas jaučia pasibjaurėjimą blogiu. Pradžios 6 skyrius 5-6. Pradžios 6 skyrius 5-6. Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės, sako, reiškia, tavo akys tyros, negali matyti piktą. Ir dabar čia sakoma, viešpats matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės. Ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Net ir toks žvilgsnis, kad širdį mato. Širdžių siekiai buvo vien tik pikti. Gailėjosi, kad jis žemėje sutvėrė žmogų ir sielojosi savo širdyje. Ta gailėjimąsi mes suprantame. Kitoj vietoje yra pasakyta, kad Dievas numatė atpirkėją. Tai čia buvo prieš tvaną jau, kol dar žmogus nebuvo sukurtas, jau atpirkėjas buvo. Tai tokio čia įsireiškimas, kad gailėjosi, bet tiesiog matydamas žmonių nedorybės, širdį, sielojasi savo širdyje, sako. Pakartoto įstatymą 25.16. Pakartoto įstatymą 25.16. Visi, kurie taip daro ir neteisiai elgesi, yra pasibjaurėjimas viešpačiui
tavo Dievui. Taigi, visi, kurie taip daro, neteisė elgesį, yra pasibjaurėjimas viešpačiui tavo Dievui. Psalmė, 5 psalmė, 4-6. 5 psalmė, 4-6. Tu netoks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų. Ir pikta negyvens su tavimi. Taigi, kai kurie sako, kodėl jūs norite apginti Dievą, kad jisai blogio nesukūrė? Kodėl? Bet tiek tekstų matome, tai štai todėl. Reikia studijuoti šventą raštą ir mes tada matysime. Tu netoks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų. Ir pikta negyvens su tavimi. Jau tas pasakyta, kodėl šėtonas buvo nusviestas į žemę. Sako, pikta negyvens su tavimi. 5 eilutė 6, toliau skaitome psalmę 5. Pagirūnai negali stovėti tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų darančių neteisybę. Tu nekenti visų. Atrodo, kas čia nuodėmingumas? Nekęsti blogio. Ne. Tai yra teigiamas charakterio bruožas. Turėti tokį dalyką, neapkęsti nuodėmės, blogio. Tu nekenti visų darančių neteisybę. Tu sunaikinsi tuos, kurie kalba melą. Viešpats bjaurisi kraugerių ir apgavikų. Bjaurisi, pabrėžkim. Patarlių 6 skyrius 16-19. Patarlių 6 skyrius 16-19. Viešpats nekenčia 6 dalykų. 7 yra pasibjaurėjimas. Jo akyse. 2. Išdidus žvilgsnis. Jau Senam testamente tai kalbama. Išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos praliejančios nekaltą kraują ir visa tai yra pasibjaurėjimas. Širdis, planuojanti nedorybę, yra pasibjaurėjimas. Kojos greitos bėgti į piktą yra pasibjaurėjimas. Neteisingas, melą kalbantis liudytojas yra pasibjaurėjimas. Ir žmogus sėjantis nesantaiką tarp brolių yra pasibjaurėjimas. Patarlių 21 skyrius 27. Patarlių 21-27. Vis dėlto aš nuolat siunčiau savo tarnus, pranašus ir sakiau, nedarykite to pasibjaurėtino dalyko. Pabrėžiam, pasibjaurėtino dalyko, kurio aš nekenčiu. Jis nebegalėjo daugiau pakęsti jūsų piktų darbų ir jūsų daromų bjaurysčių. Todėl jūsų kraštas tapo dykynę, pasibjaurėjimu bei keiksmažodžiu. Ir liko be gyventojų, kaip matote šiandien. Jeremijo 44, 4 ir 22 eilutė. Jeremijo 44, 4 ir 22 eilutė. Taigi, nedarykite to pasibjaurėjimo dalyko, kurio aš nekenčiu. Negalėjau pakęsti jų piktų darbų, bjaurysčių ir rezultatas kraštas tapo dykynę ir pasibjaurėjimu. Zacharijo 8 skyrius 17. Zacharijo 8:17. Dar vis dėlto praleido Patarlių 21:27. Patarlių 21:27. Sako, nedorelio auka viešpats bjaurisi. Nedorelio auka viešpats bjaurisi. Tuo labiau, jei jie aukojama klastinga širdimi.
Ir dabar Zacharijo 8:17. Zacharijo 8:17. Neplanuokite pikto vienas prieš kitą. Ir kur tai vyksta? Kartais mintis ateina kažkokia, bet planavimas vyksta širdyje. Neplanuokite pikto vienas prieš kitą savo širdyse, šauktukas. Venkite klastingos priesaikos, nes viso to nekenčiu, šauktukas. Sako viešpats. Luko 16 skyrius 13 iš Naujojo testamento, Luko 16:13. Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Konstatuojamas faktas, nes arba jis vieno nekęs, o kitą mylės. Taigi, jeigu vieną myli, kito nekenti. Arba prie vieno prisiriš, o kitą niekų vers, kitaip sakant. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai, po to paaiškina. Apreiškimo 2 skyrius 6:15. Apreiškimo 2 skyrius 6:15. Savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Tai reiškia, viešpats nekenčia ir sako, tu nekenti, tai yra tam tikra bažnyčia. Nekenti Nikolaitų darbų. Bažnyčios istorija buvo toks periodas, kai jie nekentė tų darbų ir rado apaštalus, esą nesant apaštalais, o melagiais. 15 eilutė, apreiškimo 2:15. Ir tu taip pat turi besilaikančių Nikolaitų mokslo, paaiškina, kurio aš nekenčiu. Taigi, mylimi broliai seserys, pirmasis jo teisingo požiūrio į blogį bruožas yra pasibjaurėjimas, kurį pripažįstame kaip tinkamą. Pasibjaurėjimas. Šventas raštas tai mokina ir mes pilnai galime bjaurėtis blogiu. Ne žmogumi, bet pačiu blogiu. Todėl tokio pasibjaurėjimo Dievas, dėl tokio pasibjaurėjimo, kas gaunasi, Dievas vengia blogio. Taip pat mes turime vengti blogio. Vengti blogio. Jis jo nepraktikuoja, nes jis prieštarauja jo charakterio šventumui ir teisingumui. Teisingumas yra Dievo sosto pamatas, sako. Kadangi jo charakteris tobulas, jis natūraliai turi jausti pasibjaurėjimą blogiu. Ir dėl to jis nepraktikuoja, net ir negali praktikuoti blogio. Šventajame rašte šis jo požiūrio į blogį apibūdinimas yra aiškus. Pacituokime dar keletą svarbių eilučių. Jobo 34, 10-12. Jobo 34, 10-12. Vyrai, kurie išmanote, paklausykite manęs. Negali būti, kad Dievas darytų neteisybę ir visagalis nusikalstų. Jis atlygina žmogui pagal jo darbus ir užmoka pagal jo kelius. Tikrai Dievas nedaro neteisybės ir visagalis neiškraipo teisingumų. Tai buvo Jobo 34, 10-12. Jobo 36, 23 eilutė. Jobo 36, 23. Kas jam nurodė jo kelius ir kas jam pasakytų, tu klysti. Raudų. 3 skyrius 36, 38. Raudų 3, 36, 38. Kai aukščiausioje akivaizdoje pamina žmogaus teises, kai iškraipo žmogaus bylą, viešpats tam nepritarė.
Kas gali sakyti, kad įvyksta ir tai, ko viešpats neįsako, ar ne iš aukščiausio burnos ateina kas gera, kas pikta, klaustukas. Kodėl žmogus skundžiasi, baudžiamas dėl savo nuodėmių? Patikrinkime savo kelius ir grįžkime prie viešpatės. Kodėl žmogus skundžiasi, baudžiamas dėl savo nuodėmių? Tada, sako, patikrinkim savo kelius, gal ten yra tų nuodėmių. Ir grįžkime prie viešpatės. 40 eilutė buvo. Pradžios 18:25. Pradžios 18:25. Tai nėra tavo būdas nužudyti teisųjį su nusikalteliu, kad teisusis gautų tą patį kaip piktadarys. Ar visos žemės teisėjas pasielgs neteisingai, klausia. 2 Kronikų 19:7. 2 Kronikų 19:7. Te būna viešpaties baimė ant jūsų. Būkite atidūs. Viešpats mūsų Dievas nėra neteisingas, neatsižvelgia į asmenis ir neima kyšių. Dar kitas dalykas. Romiečiams 9:14. Romiečiams 9:14. Ką pasakysime? Gal Dievas neteisingai daro? Jokių būdų. Efeziečiams 6:9. Efeziečiams 6:9. Ir jūs, šeimininkai, jiems tą patį darykite. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra viešpats danguje. Ir jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Hebrajams 6:10. Dievas nėra neteisingas. Ir nepamirš jūsų darbo, meilės, triūso, kurį parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Taigi matome, kad Biblija mokina, jog Dievas vengia blogio ir tai yra teisinga laikysena blogio atžvilgiu. Dėl tos laikysenos blogio atžvilgiu jis priešinasi blogiui. Priešinasi blogiui, duodamas mokymus prieš blogį. Taigi, kokiu būdu galime ir mes priešintis? Priešinasi blogiui, duodamas mokymus prieš blogį. Įspėdamas apie jį ir bausdamas tuos, kurie mėgaujasi blogiu. Tai kada jau daro arba žūna žmonės, tai tada pyksta, sako, va Dievas blogį daro. O čia yra, reiškia, priešinimas į formą blogiui. Supraskime, kad va, ir tautų sunaikinimas ir kiti dalykai, tai yra priešinimasis blogiui. Mokymas prieš blogį, įspėjimas apie jį ir bausdamas tuos, kurie mėgaujasi blogiu. Dievas duoda potvarkius ir įvairius judėjimus nukreiptus prieš blogį. Biblijoje randame daugybę mokymų ir pavyzdžių, kuriuose išdėstyti šie jo teisūs veiksmai prieš blogį. Pavyzdžiui, Kaino, Faraono, Izraelio, Balaamo, Sauliaus, Dovydo ir taip toliau. Mokymas ir perspėjimas jų. Sako Kaino, taigi čia pat nuodėmė. Kodėl neviešpatauja? Mokymas, perspėjimas yra tam tikrų jo pasipriešinimo blogiui formų iliustracija. Jų ir kitų nubaudimas yra dar vienos pasipriešinimo blogiui formos iliustracija. Taigi, kada Adomas buvo nuteistas, reiškia, tai yra pasipriešinimo blogiui forma. Viena tauta sunaikinta, antra, trečia. Tai yra tiesiog pasipriešinimas blogiui. Potvarkiai, kuriuos jis davė kūniškam ir dvasiniam Izraeliui, nukreipti prieš įvairias nuodėmės formas, yra dar vienas būdas, kuriuo jis parodė priešinimąsi ir opoziciją blogiui. Be to, žmonių giminės išmėginimas po prakeikimu, mes tyrinėjame, kad Adomas patyrė prakeikimą, tą teismą, tai reiškia,
išmėginimas po prakeikimo, keršto diena, čia pat, mes jau gyvename toje keršto dienoje. Antroji mirtis. Yra tik kelios kitos jo priešinimosi blogiui iliustracijos. Tai patvirtina daugelis citatų, mes dabar visų neskaitysime, bet jau pradžios 3 skyriui nuo 7 eilutės iki 24 duoda tą nuosprendį Adomui, Ievai, žalčiui, prakeikta žemė ir taip toliau. Čia aš tik namuose pasiskaitykite, pradžios 4 nuo 9 iki 14, pradžios 4 nuo 9 iki 14, 6 skyrius jau skaitėme šiandien pradžios 5-7, tvanu sunaikino blogį. 1 Karalių 13, 33, 34. 1 Karalių 13, 33, 34. Po viso to Jeroboamas neatsisakė savo pikto kelio, į kas tada buvo, bet ir toliau skyrė kunigus aukštumoms ir iš paprastų žmonių, reiškia smilkydavo, kas norėdavo tą, jis išventindavo aukštumų kunigų. Tai buvo Jeroboamo namų nuodėmė ir jie buvo sunaikinti bei pašalinti nuo žemės paviršiaus. Tai yra priešinimasis blogiui. Taip Dievas priešinasi blogiui. Nesistebėkime. Blogietis, žmogus blogas kažką grūmoja Dievui. O čia yra pasipriešinimo blogiui forma. Sako, sunaikinti, pašalinti nuo žemės paviršiaus. Psalmė 94-23. Psalmė 24-23. Jis atlygins jiems už jų kaltes, sunaikins juos dėl jų pačių nedorybių. Viešpats mūsų Dievas sunaikins juos. Taip pat Izaijo 50:11 galite pasiskaityti. Jeremijo 5:25. Mes paskaitykime Jeremijo 5:25. Mūsų kaltės tai sustabdė ir nuodėmės atėmė iš jų gerybės. Aiškina. Jeremijo 21:14 Jeremijo. Aš nubausiu jūs pagal jūsų darbus, sako viešpats. Įžiebsiu ugnį jūsų miške, kad sudegintų visą apylinkę. Taip Dievas kovoja su blogiu. Ezekėlio 11:21. Ezekėlio 11:21. O kurių širdis seka šlikštybės ir bjaurystės, tų darbus užmesiu jiems ant jų galvų. Sako viešpats Dievas. Taip pat matom Romiečiams 5:12 iki 21, kad per nuodėmę ėjo mirtis, aiškina. Romiečiams 5:12 iki 21 net. Ir Galatiečiams 6 skyrius pats principas, 7, Galatiečiams 6:7. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Taigi matome, kad Dievas priešinasi blogiui, nekęsdamas blogio, jo vengdamas, jam priešindamasis. Dievas nurodo, kad vienas iš jo charakterio komponentų yra teisingas požiūris į blogį, teisinga laikysena blogio atžvilgiu. Taigi, mylimieji broliai seserys, mes tik pateikėme Dievo charakterio pirmąjį bendrąjį elementą – teisingas nusistatymas blogio atžvilgio. Yra dar 6 dalykai ir tai kitose paskaitose. Kaip per fizinį, protinį, moralinį, religinį degradavimą, patirtą mirties visuotinį blogį dėl Adomo nuodėmės, žmonėje pažins didžiulį nuodėmingumo blogį, tai per priešingą fizinį, protinį, moralinį, religinį pakelimą, patiriamą dėl Kristaus mirties ir teisingumo, kai pasibaigs visos tos dabartinio laikio blogybės, kančios, įsigalės joms priešingas gėris, tai Kristaus karalystėje. Žmogus pažins teisingumo palaimas tuomet, karalystės metu. Tuomet žmonėje šitaip ugdoma protu ir širdimi, geriausio mokytojo, kuris yra patirtis su nuodėmė ir teisingumu,
patirs griežtus išbandymus, kurių tikslas parodyti, ar žmonija leis savo visiškai vadovautis moralės įstatymu, kad Dievas pasiektų tai, ko norėjo pasiekti, imdamasis kurti žmogų kaip moraliai laisvą asmenį, kurie remdamėsi protinių nuodėmės ir teisingumo vertinimu, neapkęs ir vengs nuodėmės ir mylės bei praktikuos teisingumą. Galime tikėtis, kad šios dvi patirtis paskatins didžiąją daugumą žmonių nekęsti nuodėmės ir mylėti teisingumą. Todėl kūrybos proceso pabaigoje, ir dar tas procesas tęsiasi su žmogumi, Dievas gaus tai, ką pradėjo kurti. Tam tikrą moraliai laisvų asmenų rūšį, kurie remdamėsi protinių nuodėmės ir teisingumo vertinimu, nekenčia nuodėmės ir jos vengia, myli teisingumą ir jį praktikuoja. Šiuo požiūriu dabartinis blogis yra žmonių giminės kūrybos proceso dalis. Toks yra biblinis atsakymas, kodėl yra leistas blogis. Ir mūsų paskutinė eilutė, psalmė, 5 psalmė, 4 eilutė. Tu netoks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų ir pikta negyvens su tavimi. Amen.